Sveiki, aš Austėja. Esu archeologų šeimoje gimusi, senoje Lietuvos sostinėje augusi, keliautoja laiku. Mano kelionės prasidėjo nuo mažų dienų, besisukant Kernavės archeologų perkasuose, o vėliau įsiliejant į unikalų istorinės rekonstrukcijos gyvenimą. Tai pati tikriausia laiko mašina, paremta mokslu, eksperimentais, patyrimais ir vaizduote. Kviečiu jūs kartu pasinerti į praeities žmonių gyvenimą. Laidoje keliausime nuo seniausių laikų ir ankstyviausių archeologinių atradimų. Kalbinsime mano gerus draugus bei kolegas, kurie supažindins jūs su praeities rekonstrukcija, padės mums spręsti archeologinės mįsles bei parodys pačius įdomiausius praeities radinius. Bei išduos dar jums tikrai negirdėtas senovės paslaptis. Pradėkime kelionę nuo ankstyviausių pėdsakų mūsų kraštuose. Akmens amžius ir primityvieji jo gyventojai. Tai pirmieji mūsų išradėjai, be kurių sąmojų ir išgyvenimo įgūdžių mūsų šiandien čia ir nebūtų. Vienas geriausių šio laikotarpio specialistų mūsų kraštuose yra mano geras bičiulis Gvidas. Archeologas, rekonstruktorius, kuris akmens amžių tyrinėja ne tik tradiciniais būdais, tačiau su visa šeima patirdamas to laikotarpio žmogaus gyvenimą iš arti. Keliaukime pas juos ir pamatysime, kaip galėjo atrodyti akmens amžiaus gyventojų stovykla. Sveika šeimyna. Labas, labas. Malonu matyti. Labai. Labas, labas. Tai gerai, pasikalbėkim tada, kaip jums sekasi įsikurti miške, ar būtent atitinka tavo nuomonė šitas miškas, kaip galėjo atrodyti ta akmens amžiaus stovyklavietė? Na kaip, žinoma, reikėtų pirmiausia atsižvelgti kurį laikotarpį, nes tas akmens amžius mes įsivaizduojame be didelis, galo. labai platus, taip. Taip, pats plačiausias. Netgi jeigu mes sudėtumėm visus kitus amžius, padaugintumėm iš 3 ar 4 kartų, vis tiek netgi mes neužpildytumėm netgi po ledynmečio. Tai va. Tai ne, po ledynmečio gal ir užpildytumėm, bet visą akmens amžių tikrai ne. Nes jisai, kaip žinom, trunka, jeigu imt visą pasaulio kontekstą, trunka apie 3,3 milijonų metų. Tai yra be galo didelis laikotarpis. Mes tik tais galim spėlioti iš tų detalių, kaip galėjo būti. Bet žinoma, žmogus visą laiką stengiasi savo tą galimybių arba tikimybių teoriją padidinti, kad būtų jinai palankesnė jam. Tai aš neabejoju, kad jisai stengiasi visaip apgauti tą gamtą, kad jam būtų tos naudos maksimaliai daug, kad išeikvotų kuo mažesnį energijos kiekį. Nes mes esam sąlyginai iš prigimties tinginiai. Tinginiai, taip. Iš prigimties tinginiai. Taip. Dabar sakyk, mūsų šitoje stovykloje, net, sakykim, buvai klajoklis ir jau dabar viskas. Čia bus tavo laikinoji stovykla. Kokie yra pirmieji žingsniai akmens amžiaus žmogui įsikurti stovyklą? Nuo ko pradeda? Žinoma, aišku, kai toksai jau iš tos akademinės pusės, kuris laikotarpis. Bet jo, jeigu žiūrėtumėm paleolito laikotarpį, ne visuose stovyklavietėse, ypač jeigu kalbant apie tą vidurinį paleolitą, ne visuose stovyklavietėse yra randama laužaviečių. Nuo laužavietės ir pradėsime. Mūsų rekonstruojamoje vėlyvojo paleolito medžiotojų rankiotojų stovykloje laužas būtinas, kad būtų galima atlikti vieną įdomų eksperimentą. Šiek tiek pastangų pasitelkiant, kaip pasakytų fizikai, trinties jėga ir kinetinė energija virsta šilumine. Dega. Akmens amžiaus stebuklas įvyko. Laužas liepsnoja, o į jį Gvidas deda akmenis. Kaip jie bus panaudoti, netrukus sužinosite. O kol kaista, mėginu išsiaiškinti, kodėl tyrinėdami akmens amžiaus žmonių stovyklavietės, archeologai ne visuomet randa laužaviečių pėdsakus. Mes nežinom, kas ten tas stovyklavietė buvo. Gal tai buvo tiesiog sumedžioto grobio, tarkim, sudorojimo vieta. Jie, tarkim, sudoroja, nes nepamirškim, kad tai yra laukinė aplinka ir greitai prie to nudobto žvėrio pradės būriuotis plėšrūnai. Tai mes greitai atsiskeliam keletą skelčių, jį sudorojam tą visą gyvūną, pasiemam, kas mums yra naudinga, arba tą, ką mes galim pasiimti,
išsinešam mes į tolyn, jau tą, ką galėsime apdirbti ir suvartoti gyvenvietėje, o viską paliekam ten. Ką, ateina plėšrūnai, jie ištampo visas žarnas, visas likusias dalis, kurias nebesugebėjom pasinimti, o lieka tik tais titnaginis inventorius. Archeologo Tomo Rimkaus rankose Svidrų kultūros medžiotojui priklausęs titnaginis strėlės antgalis, pagamintas prieš maždaug 11 000 metų, o surastas buvusio ežero pakrantėje Kaišiadorių rajone. Po 11 000 metų pirmą kartą dienos šviesą išvydo žemės paviršius, kuriuo vaikščiojo medžiotojas ir jo šeimos ar bendruomenės nariai. Radinių mes turim šitam pakrašty, šiauriniam pakrašty, Karkasos. Tai tyrimai yra būtini. Prisirinkom įvairių medinių koliukų, bet dalis jų akivaizdžiai matos, kad yra bebrų pagraužta. Tai vėlgi neaišku, bet dalis tokie jau kvestionuojami. Gal tai yra susijęs su keramikos radiniais čia kažkas, gal ne, bet aišku, juos paėmėm, bandysim datuoti, specialistams duosim, kurie pasakys daugiau apie tai, aišku. Trumpam grįžtame į stovyklą. Parodysime daiktą, kuris jai ir buvo archeologų tyrinėjamoje gyvenvietėje, tikrai neišliko. Odos gabalas yra paimtas, ožio oda. Čia, kitaip tariant, galima užsišildyti vandenį. Čia yra vienas iš seniausių skaitoma arba primityviausių iki keramikinio laikotarpio maisto gamybos būdų. Akmens amžiaus pavadinimas šiek tiek klaidina ir verčia manyti, kad tos epochos žmonės be akmens nieko daugiau nenaudojo. Pasidairykime po rekonstruotą stovyklą. Oda, kaulas, ragas, medis. Medžiagos, kurias akmens amžiaus žmonės mokėjo apdoroti ir pritaikyti savo poreikiams. Tokie dirbiniai po žeme nyksta ir aptinkami ypač retai. Informacija apie praeitį dažniausiai užkoduota titnago dirbiniuose. Kas įdomiausia, turim vieną iš labai ilgos keltės pagamintą vidurinį rėžtuką. Galas suformuotas nuspaudimo būdu ir rėžiamasis kampas padarytas. Turim labai daug sveikų išlikusių skelčių. Yra 5-6 skalitiniai, labai išraiškingi, kaip ir šitie, kur rožių. Šitie tokie labai tipiški. Ir labai daug skelčių ir nuoskalos. Matot, preparuojam kruopščiai, ieškom. Viskas tokio, dideli daiktai visi. Dideli, aš galvoju, ar bus kur nors tokių mažesnių, kurie tušavo, pasnyk iš vinelių, kurie šutavo skaldė. Tokių nerandam. Kol kas dar nėra. Negyvenamas, ta prasme, nėra tokios gamybinės veiklos zonos. Kol kas nerandam. Negamybinės veiklos zona. Kažką kitą jie darė. Nežinau, ta prasme, anglių tam pačiam sluoksnį randam ir angliukų pavienių jie išmėti, nėra kažkokios koncentracijos. Aišku, surenkam viską. Sunku pasakyti, kaip čia viskas buvo, aišku, bet pačius radinius, sakau, turim visiškai ežerinėse nuosėdose. Jo, ir tokie labai gražus. Ir aišku, čia tai tada sunku tikėtis, kad čia būtų grinai kažkoks būstas, nes jau čia tie dirbiniai stambus, o tas visas smulkiai būtų vieta prie kažkokio židinio, kur jie sėdėtų. Taip, matyt, kur jie sėdėjo, aukščiau reikėtų ieškoti. Kažkur aukščiau, jie kažkur čia sėdėjo. Gal kitam šone kur nors sėdėjo. Gal netiesiant trasos, čia labai įdomus dalykas. Čia geras objektas. Nekilnojamojo turto vystytojams ar ieškantiems sklypo sodybai vaizdingoje vietoje vargu ar kiltų idėja šioje vietoje įsikurti. Tai drėgna, pelkėta vieta. Pirmieji Lietuvos teritorijos gyventojai, kaip ir mes dabar, po purvynus klampoti nemėgo. Rinkdamiesi vietą būstui, prioritetus teikdavo tikrai ne pelkėms. Bėgant tūkstantmečiams aplinka keitėsi, o gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių lėmė, kad šiandien esame čia ir tyrinėjame tolimųjų protėvių palikimą. Kaip ir mes dabar susiduriam su klimato kaita, tai ir tais laikais irgi taip pat susidurdavo su tam tikra klimato kaita dažniausiai, kuri turėjo įtakos jų gyvensenai. Tai reiškia, kad jie tada tampa kažkiek tai sėslesni arba kaip tik priversti yra labiau migruoti iš vienos teritorijos į kitą. Atsiranda naujos technologinės inovacijos, pavyzdžiui, kaip keramika, mikrolitizacija ir kiti dalykai. Todėl, kad žinoma, kaip mes šiuo metu esam šiek tiek atitrūkę jau nuo gamtos, tačiau tam pirmykščiam žmogui jinai buvo be galo svarbi ir žaidė labai svarbu vaidmenį, nes nuolatos gyvena žmogus gamtoje. Žmogus visuomet rinkosi gyventi ten, kur jam yra patogu, kur yra saugu.
ir kur yra tam tikri gamtiniai resursai leidžiantys išgyventi aplinkoje. Tai atsižvelgiant iš šios faktorius ir archeologas ir ieško, jis eina žvalgyti, bando surasti naujus objektus, naujas iki tol nežinotas gyvenvietės, išplaukdamas iš tos pozicijos, kad žmogui visą laiką norėjosi, kad nebūtų per šlapę gyventi, tai negali būti pelkė. Jam norėjosi, kad pavasaris ateitų anksčiau, kad tai būtų pietinis kažkoks tai šlaitas, jam norėjosi turėti vandenį netolimoje aplinkoje, kad jis galėtų ištroškęs atsigerti. Tai yra panašus principai, kaip ir vėlesniais laikais, renkantis etnografinių sodybų vietą. Mes turim tokį posakį, kaip gera vieta gyventi, bloga vieta gyventi. Tai tie kriterijai egzistavo, jie yra universalūs ir egzistavo skirtingose epochose, gal su tam tikrais niuansais, bet iš esmės archeologas gali numatyti potencialiai tinkamas gyventi vietas akmens amžiuje. Ir ten jau kreipia dėmesį ir ieško tų titnago skelčių, nuoskalų ir kažkokių gyvensenos reliktų. Jau neieškoma bet kur, daugmaž žinomi kriterijai, kur gali būti tam tikro laikotarpio gyvenamoji vieta. Ariamoje saugomoje teritorijoje pavyko aptikti 2 skirtingų laikotarpių radinius. Tai štai 2 titnaginės akmens amžiaus skeltės, kaip ir matosi nuo smūgio susidariusi kuprelė. Ir taip pat geležies amžiaus 1 tūkstantmečio šlako gabalą. Pirmiausia, aišku, kaip ir šiai dienai, nieko nesikeičia visas principas. Mes ieškom ten, kur galėtumėm atsigerti, nes mes be skysčių negalim. Pirmiausia, vanduo. Taip. Antras dalykas - šiluma, be ko mes irgi taip pat negalim. Tai yra ugnis įžiebimas būtų. Na ir tada mes žiūrėtumėm, kaip sausai išmiegoti, todėl kad tai irgi priklauso mūsų kūno temperatūrai ir visam mūsų gerbūviui, kurį mes bandom susikurti. Tai būtų toliau jau sekantis jau būsto arba kažkokios tai pavėsiūrės, pašiūrės jo. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų šitų dalykų 3, kurie mums būtų patys svarbiausi. O toliau mes pradėtumėm ieškoti maisto. Ir maistas irgi gali būti įvairus. Rekonstruktorių šventėse galima išvysti sukomplektuotą akmens amžiaus žmonių vaišių stalą. Valgiaraščio sąrašas būtų ilgas, o mūsų dienų žmogus jame nerastų vieno populiaraus produkto. Praeis tūkstantmečiai, kol prijaukintos ožkos bus naudojamos ne tik mėsos patiekalams. Ar gali kaulai mums taip pat pasakyti, ar jis, sakykime, toleravo vienus ar kitus maistus? Dabar dažnas klausimas yra apie toleranciją laktozijai. Ar kaulai mums išduoda šitas paslaptis? Taip, šitas genas yra nustatomas. Ir mūsų akmens amžiaus žmonės iki bent jau virvelininkų atėjimo pieno netoleravo. Tai, žodžiu, taip sakant, tai jie maitinosi surinktas maistas, augalininkystė, medžioklė ir žvejyba, ypač svarbios buvo gėlavandenės žuvis. Pienas, pieno produktai, ne, jie taip sen atsirado vėliau. Bet šiaip dabar yra trečdalis lietuvių negali, netoleruoja. Būtent. Tai va. Įdomiausia, tai ir yra, kiek toli mes skiriamės nuo praeities žmogaus. Tas lūžis tai buvo maždaug prieš 4000 metų, 3-4 tūkstančius metų, tai su virvelininku, Lavinių kovos kirvių, reiškia, kultūros žmonių atėjimo, kai jie atėjo ir atsinešė tą gyvulininkystę, pienę gyvulininkystę, kuri teikia daugybę privalumų iš esmės. Tai yra lengvai įsisavinamas, visada po ranka produktas, kurį reiškia kalorijų, reiškia bepilnas amino rūgščių rinkinys, kurį visada gali turėti, puikiai mitybos priemonė. Viena bėda, kad tu turi turėti, išsaugotą tą mutaciją, kuri tavo toleravimą laktozė, kurią turi visi kūdikiai, kol maitinami, reiškia, motinos pienu, kol jie toleruoja. Maždaug šiaip užprogramuota, kad maždaug po 5 metų šitas toleravimas pranyksta. Skandinavijoje nustatyta, kad, pavyzdžiui, maždaug per 8000 metų, reiškia, atranka veikia taip, kad jos padaugėjo nuo 2-3 procentų iki maždaug 90 procentų. Akmens amžiaus žmonių mitybą, ginklų, darbo įrankių paskirtį ir naudojimą, ar net technologinės gamybos subtilybės, remiantis archeologiniais radiniais, jau galima atkurti. Turime ir moters vaizdą.
Ja prieš maždaug 4000 metų buvo galima sutikti Telšių apylinkėse. Profesoriau, tai ką mes čia turime? Tai va, čia viena iš rekonstrukcijų Vytauto Urbanavičiaus atlikta Donkalnio kapo numeris 1, portretinė rekonstrukcija. Jauna moteris, galim pasakyti moteris, nes vėliau peržiūrint palaikus visgi buvo rasta ir vaisiaus kaulai. Jinai buvo nėščia. Buvo nėščia. Taip. Na, dabar genetiniai tyrimai daug ką reiškia leidžia nustatyti, nes šiaip ta žmogaus išvaizda pakankamai taip yra genetiškai užkoduota. Ir ne tik veido, sakysim, forma, bet ir detalės, pigmentacija, pavyzdžiui, kaip odos spalva, akių spalva, plaukų spalva. Šitą Donkalnio panelė, jinai buvo šiek tiek tamsiaodė, tamsiaplaukė ir mėlynų akių. O toliau, sakysime, pagal tos genetinius duomenys išskirtus iš jos, tada bandoma rekonstruoti ir sulipdyti ir kitus dalykus. Bet turėtume, kaip pasakyti, apibendrintą tokį vaizdą. Individualumo jisai neturėtų. Galėtumėm tiksliai pasakyti, tai ko gero tik tai ūgį jos. Na ir ūgis rekonstruotas, o jos ūgis buvo apie 1,50 m, kiek pamenu. Irgi neaukštas, smulkus sudėjimas. Neaukšti smulkų žmonės šitie patys pirmieji buvo. O ar mes žinome, ką ji valgė tuo metu, kai ji gyveno? Taip, augalinis maistas, šiek tiek medžioklės, ypač svarbia vieta užėmė gėlavandenės žuvys. Jie dažnai gyveno prie ežerų. Viena labai graži iliustracija yra iš Latvijos Zvejniekų, tokio kapinyno, kur ten didelė medžiaga ir jos palyginimas. Tai buvo artimiausia pagal tą stabilizuotą pusūdėtį, artimiausia ūdrai. Ūdrai? Aha. Maitinosi panašiai kaip ūdros išeitų. Įdomu. Pirmieji gyventojai mūsų šalies teritoriją pasiekę, sekdami paskui migruojančių elnių bandas, šiuos gyvūnus vertino ne tik kaip maisto šaltinį. Ragai, kaulai, sausgyslės, kailis, oda – tai ne atliekos, o svarbi gamybos žaliava. Sumedžioti gyvūną, nudirti kailį ir jį apdoroti – ilgo proceso pradžia. Akmens amžiaus vandens užvirimo eksperimentui naudojame ožio odą. Reikėjo tinkamai ją paruošti, o darbas naudojant titnaginius kremštukus užtruko pusdienį. Op, ir užkim šito pačiu. Aišku, dūmo daug išeina, bet, Rekonstruktoriaus Martyno Švedo odos paruošimo eksperimentas tęsiasi visą vasarą. Jis prasidėjo Zarasų rajone Duburio saloje. Keistą į palapinę panašų įrenginį galėjo apžiūrėti festivalio Mėnuo juodaragis lankytojai. Eksperimentas baigtas Lenkijoje, Biskupine vykstančiame archeologinės rekonstrukcijos festivalyje. O vienas svarbus tarpinis etapas vyko Kernavėje. Eksperimento atseka tik iš pirmo žvilgsnio paprasta. Iškastoje duobėje užkuriamas laužas. Virš jo pastatomos 3 kartys, o ant jų užmaunama susiūta 2 elnių oda. Tai papasakok man, nuo ko viskas prasideda apskritai. Ir iš kur tu žinai, kad taip reikėjo? Man čia įdomu. Aš nežinau. Aš tikiuosi, eksperimentinė archeologija. Šitas procesas rūkymo žinomas nuo akmens amžiaus, tik gal čia vienintelė dalis, kuri yra ne akmens amžiaus, tai yra medžiaga prisiūta, tas vadinamas kaminas prie odos. Čia yra su smegenim išdirbta oda ir tam, kad užrakinti riebalą aplink skaidulas, nes skaidulas iš pradžių yra neišdirbtos, atrodo taip, išdirbtos jos atrodo taip. Ir čia yra aplinkui riebalą, tu jas ištampai ir aplinkui yra tas riebalas, kuris laiko ją. Jeigu gaus labai daug vandens, jinai vėl bus žalioda. Tai vadinasi, šitoj būsenai mes ją dabar turime paimpregnuoti. Ir žodžiu, ir tai vyksta dūmo pagalba. Va dabar net matau, kad nulėkė, šiek tiek tai reikia vėl užmesti. Procesas iš principo yra ilgas, toks tikrai imlus laikui. Tai oda, čia eina oda, čia oda, čia jau prisisiūna tas kaminas, audinys. Taip. Senovėje galėjo būti ta pati oda, kurią tu vis naudoji. Tai, ir tada ten yra uždeginamas laužiukas nedidelis, žarijos paliekamos ir šiuo atveju aš naudoju ąžuolo puvėką.
Ąžuolas, kadangi iš principo neturi jau kancerogenų, nu, jeigu pušia ar eglė kokią darytum, tai ten yra tos dervos visokios, kurios gali kitaip tą odą paveikti. O čia yra jau lapuotis, tai viskas turėtų būti visai neblogai. Aišku, šituo atveju yra šiek tiek drėgnas. Čia jau šitą odą mes jau, taip sakant, nebe pirmas priėjimas prie šitos, jau jinai biški apdirbta yra tais rūkalais. Oda pakabinta, viduj yra dar pagaliukai keli įkišti, kad tiesiog išsiplėstų. Jo, čia galima ir daugiau palaikyti visko jo. Ir, nu, pradėkime nuo to, kad vien susiūti šitos du elnius ir prisiūti sijoną užtruko 7 valandos darbo. Ir visą tai po to vis tiek bus išardyta. Taip, ir aš suprantu, kad reikėjo biškį silpniau susiūti, nes susiuvau tikrai per gerai. Ir yra žmonės, kurie jau tom užsiema jau seniai, tas, kas domisi akmens amžiumi, nes drabužius reikėjo patiems pasidaryti, tai tikrai susiuva ir primityviau, ir stabiliau. Va dabar vėją turim, tai faktas, kad jau norėtųsi prisitvirtinti už tų ausų, kuriuos aš buvau irgi tam paruošęs, bet šiuo atveju tiesiog to nedarau. Toks laikui imlus dalykas, nes dvigubai mažesnius objektus rūko apie 3-4 valandas, čia 2 dideli elniai, tai aš manau, kad daug. Visą dieną galima rūkyti ir daug reikia šito puvėko. Sėdėti tiesiog ir visą laiką pildyti. Jo, ir vis pildyti ir sekti temperatūrą, kad nesudegintum. Vėlgi čia turbūt daug tos chemijos tokios, bet akmens amžiaus žmogus tos chemijos, tos giliosios nežinojo. Žinojo, kad tik padarius tokį procesą gauni tokį iššyką. Tai šituo atveju, viskas. Netgi ir užpylėm, idealu viskas. Pasižiūrim, kaip atrodo ta jau parūkyta pusė. Jo, galim pasižiūrėti, viskas. Nes šitas jau rūkėsi kokią dieną. Taip. Tai galim prieisiu iš čia, pasižiūrim, kas ten viduj. Iškratom. O, nu, vidus skirtumas jau. Atrodo įspūdingai, turim vieną, atrodo, kad ne tas daiktas. Ir kas įdomu, kad ten, kur dūmas išeina, yra toks kaip apdegimas, atrodo. O kur siūlės, net ir nepasiekė. Tai kaip nedaug, tai dėl to yra kolega irgi pats išdirbinėjęs, pats daręs šitą procesą, bet jis įdarė anot šaltinių. Dabar jau aš suprantu, kad jis darė ne visai teisingai. Jis visą tai išrūkė pas save pirtyje. Tai kaip ir, kai mes rūko mėsą, mes įdedam į kažkokią dėžę ir viskas. Bet dūmas tik tai priliečia. Jam nėra tikslo išeiti. O čia jis nori pabėgti iš šitos odos ir dėl to jis smelkėsi per ją. Jinai net buvo šviesesnė. Jinai vis tiek tuose plonesnėse vietose. Ir iš kitos pusės. Jo, jau jinai persismelkė. Tai vadinasi, aišku, man ją išversti reikės. Ir dar kartą tą procesą padaryti, gal ne taip ilgai, bet tada, vadinasi, aš tikrai turėsiu maksimaliai paimpregnuotą odą. Nu ir būkim bėdni, bet teisingai, tikrai gražiai atrodo. Gražiai atrodo. Labai. Ir tas toks, kažkas tokio. Taip, šeimyna. Dabar žiūrėkit, aš irgi turiu kažką panašaus į akmens amžiaus rūbą. Tai yra mūsų kolegos darytas drabužis. Tai galvoju, kaip tik galim pasikalbėti apie akmens amžiaus apdarus. Ar tai buvo visą laiką tik oda, ar dar kažkas tai atsirado? Jo, tai kaip, rūbas tai gerai padarytas. Nu, išdirbta oda, turbūt ar su kiaušiniais, ar su smegenim. Čia galima ir tą skiesti su vandeniu, galima ir kiaušinio trynius naudoti išdirbimui. Tai abu variantai priveda prie to pačio rezultato, kad yra visiškai pasikeitus odos struktūra. Jis palieka vidinę pusę kaip zomšinė, o išorinė, kur buvęs yra plaukas ir poplaukis, jinai pasidaro tokia slidi. Galima ir ją nuimti, ir jinai vadinasi irgi angliškai tas vadinamas buckskin, bet tai yra panašiai į zomšą tokia oda. Irgi toksai galėjo būti naudojamas dalykas. Archeologinėje medžiagoje yra be galo mažai išlikusių tokių dalykų ir daugiausiai traktuojama, būtent odiniai drabužiai buvo naudojami spėjama, kad arba taip galėtų būti paleolitas ir ankstyvasis mezolitas, arba gali būti tik tai su ankstyvuoju mezolitu ir užsibaigti odiniai pagrindė drabužiai. Europoje atsiranda tokia ta pirmoji vadinama tekstilė, tai reiškia, kad iš kažkokių tai laukinių augalų bandyti pasidaryti kažkokį tai viršutinį rūbą.
Kodėl taip darė? Todėl, kad pirmiausia, klimatas gerokai šyla, jau nebėra poreikio nuolatos dengtis nuo šalto klimato, tai reiškia, kad yra poreikis tik tais prisidengti tam tikras kūno dalis. Ir kitas dalykas, žinoma, gyvūnų kiekis, kiek reikia sumedžioti jų, irgi taip pat, oda irgi taip pat nusidėvi ir ją reikia nuolatos keisti. Galėjo naudoti ir iš karnų padarytą pluoštą. Kalbame net apie liną kažkokį, kurį irgi galėjo, aišku, mes nekalbame apie audimo staklės ir panašiai, o grinai kaip patį pluoštą, rankų pijimą, vijimą kažkokį. Tai tokie pluoštai kaip dilgėlė ar ta pati kanapė. Lygiai taip pat. Kanapė pas mus vėlokai. Spėjama, kad kanapė greičiausiai galėjo būti tik tais nuo bronzos amžiaus. Bet dilgėlė jau anksčiau. Aš manau, kad pilnai. Mažoji irgi matau su tokiais pačiais. Nėra karšta šilta vasaros dienos? Ne, įsivaizduokim taip, kodėl vasara reikalingas drabužis. Yra dvi priežastys. Tam, kad tu arba nesušlaptum, arba kad tu neperkaistum. Žinoma, tai nebus lininis audinys, kuris visiškai kvepuoja, bet tikrai tai bus patogus drabužis. Bet rekomenduočiau pirmiausia išbandyti, nes mes tik pagal savo patirtis galime vertinti tuos dalykus. Eksperimentai. Gerai, aš pabandysiu tada irgi apsirengti, pasižiūrėsim, koks jausmas. Na va, Gvidai, rūbą apsirengiau. Šiaip mažiau karšta negu su... Bet čia negu su mano kasdieniais rūbais. Taip, turbūt ir kelnių. Daugiau skylių, daugiau ventiliacijos. Pakeitus drabužius ir susiliejus su akmens amžiaus aplinka, metas žadėtam eksperimentui. Akmenys lauže jau įkaitę. O štai objektas pavadintas akmens amžiaus puodu. Jeigu kalbam apie vandens šildymą, tai galima sakyti net ne šildymą, o virimą. O kad įsitikinti, ar tai bus šildymas ar virimas, turi ir modernių įrankių. Tam dalykui pasitelksim termometrą. Ir tavo eksperimentuose dažnai tenka? Taip, tenka. Dėl to, kad tai kartais yra temperatūrų kaitos arba temperatūra, jinai kartais žaidžia labai rimtą vaidmenį. Pirmiausia, įdėsi termometrą į vidų, pažiūrėsim, kokia yra jo temperatūra. Vandens temperatūra beveik kaip ir oro temperatūra, tai yra apie 30 beveik laipsnių. Kai aš metu akmenis į tokį indą, tai dugną stengiuosi iškloti žolėm, kad nepradegint audinį. Dabar su pagaliu ištrauksim akmenį. Ir dabar mes pažiūrėsim, kiek per, tarkim, vieną įkaitintą kumščio, maždaug dydžio akmenis įmetimą į vandenį, kiek pakils temperatūra. Tai turėtumėm paskaičiuoti tai, kad akmuo net nėra įkaitęs iki raudonumo. Temperatūra vandens kyla, dabar 27, jau virš 33, 4 ir tai jos jinai dar kils. Nes akmuo dar vis įkaitęs, matom, kad burbuliuoja, jisai išskiria labai didelį kiekį šilumos. Čia mes įmetėm tik tais vieną akmenį, jeigu mes visus dabar tuos esančius lauže sumestumėm, tai tikrai pasiektumėm virimo temperatūrą ir ganėtinai greitai ir nesunkiai. Kodėl neįdedam? Galim pabandyti. Užverdam. Ir kyla. Ir kils jisai dar pilnai kils. Iš tos dabartinės higienos perspektyvos mes žiūrim, kad tai yra vandens paviršius, dabar yra šiek tiek pabaltavęs. Žinoma, tai yra nuo pelenų. Bet nuo tokio kiekio pelenų mūsų organizmai nieko blogo neatsitiks. Daugiau kitų junginių, neskaitant, kad medžio pelenų arba, kitaip tariant, pačios anglies, kuri yra buvusi ant paviršiaus,
čia daugiau nebus nieko vandenyje. Jei bent tame vandenyje yra buvęs kažkas papildomai. Tai va. Bet iš esmės tai yra nekenksmingos medžiagos mūsų organizmui, kurias mes suvartoję kartu su maistu nenusinuodysim. Tai va, tai tiesiog estetiškai neatrodys labai skaniai. Nu va, virš 75 ir dar kyla. Riešutą radau. Bet, biškai su skylė. Imk tą visą indelį, va. Dėl ko atsiranda keramika, dėl medaus laikymo, žinoma. Taip, tik dėl medaus. Aišku, vandenį galime ir vadovį užsikaisti. Galima, be problemų. Tai va, yra riešutai ir medus, tai irgi vienas iš geriausių baltymų ir angliavandenių šaltinių, tai turbūt, kad kurį galėtumėm rasti prieš istoriją. Ir tai ir kitko kombinacija viena iš geriausių. Puikiausiai, iki šių laikų, taip, desertas. ir desertas vienas geriausių. Ir žinoma, kuo daugiau medaus, to geriau. O mes, Gidai, ir galim pasakyti, koks buvo to žmogaus pačio skonis, nes tam tikri duomenys, kiek atsimenu dabar, yra vieno individo irgi kaulai, kur berods moteris sirgo hipervitaminozę B. Ir buvo teorija, kad jį valgė beprotiškus kiekius to medaus. Man kažkaip pradėjo pirštis teorija, kad ar galėjo praeitie žmogus vis dėlto būti labiau linkęs į saldumą, negu šiuolaikinis žmogus. Mes labiau linkę į surumą. Oi, ką tu apie tai manai? Taip, visų pirma, kas? Taip, galėjo sirgti ir tokių ligų pasitaiko. Tiesiog buvo matomai didelis kiekis buvo toj teritorijai prieinamas jo. Nes, kaip žinom, kai kuriuose vietose, kur yra prieinamas didelis kiekis žuvų, tai jie turi kaip tik vėl dalykus, kurie susiję yra su žuvim. Tarkim, irgi ten pasisavinimas tam tikrų mikroelementų irgi yra sudėtingesnis. Tai va, tiksliau ne mikroelementų, o vitaminų. Tai va, tai irgi taip pat ir matomai jie pagal tas gyvenimo sąlygas. Saldumui taip, tai vienas ankstyviausių turbūt narkotikų, kurį mes galime matyti iki šių dienų. Ir šiandien viena didžiausių problemų irgi, beje, yra cukrus. Didelis kiekis vartojimo cukraus. Kodėl? Todėl, kad mums jisai patrauklus, tai yra pati lengviausiai, greičiausiai gaunama energija. Iš akmens amžiaus stovyklos keliaukime ne tiek ir toli, keletų tūkstantmečių pirmyn. Prie manęs 2 rekonstruoti moliniai puodai. Iš pirmo žvilgsnio jums jie galbūt smarkiai ir nesiskiria. Tačiau archeologams jų bruožai ir gamybos technika suteikia labai daug informacijos. Štai čia brūkšniuotosios keramikos puodas. Apie jį plačiau kalbėsime kiek vėliau. Na, o šiandieną grublėtosios keramikos puodas. Apie ankstyvąją keramiką ir jos gamybą sužinojau dar gilioje vaikystėje, kai nebuvo nieko smagiau kaip gyvosios archeologijos renginiuose susitepti rankas Vitos Vaitkevičienės Molio karalystėje. Vita yra viena iš pirmųjų ankstyvosios keramikos rekonstruktorių Lietuvoje. Jos rankomis atkurtas ne vienas puodas, kuriame vėliau pagamintas ne vienas senovinis patiekalas. Kviečiu jūs kartu atkurti tokį grublėtą puodą. Mes dabar gaminam grublėtąją puodynę. Kuo to grublėtojai skiriasi nuo paprastos mums žinomos puodynės? Jinai ypatinga tuom, kad atsirado geležies amžiui. Buvo mada, buvo masiškai paplitus, labai paprastos formos jų, kaip kibirėlis arba vos ten kraštai. Bet kuom jos ypatingos, kad jose labai, palyginus su kitais puodais, kuriuos lipdžiau ir kuriuose vyrė maisto, jos ilgiau tarnauja, ilgiau laiko šilumą ir atsparesnės transportavimui. Tai tas grublėtumas dėl to ir padarytas turbūt buvo, Matyt dėl to.
Ir dar kas fainiausia, kad nereikia išorės plauti. Aha. Visa. Matyt, ir neplovė, tik gal vidų neplovė, bet neišplausi išorės. Ir tas grublėtumas, jisai vėlyvesniam laikotarpį, jau po geležies amžiaus, jisai jau kaip ir išnyksta. Jo, kad atsiranda žiedžiamasis rankinis ratelis, o tokio stiliaus, tada jau ta mada praeina, tada jau mada buvo dailus, gražus, ploniai, išdailinti. Puodai čia apžiestas, originalas Kernavės muziejui. Gerai, o dabar pasikalbame apie procedūrą šito puodo. Aš matau, kad vyksta sluoksniavimas toksai kaip yra, ne? Taip. Galima daryti dešrelę, ją spausti ir paskui ją iki juostos ištempti. Čia variantų yra daug. Kaip ten iš tikrųjų buvo neaišku, bet rezultatas tas pats. Keli būdai, bet rezultatas tas pats. Aš dar pastebėjau, moliniuose puoduose, kaip pačiai rekonstruktoriai, tai smagiausia yra gaminti dėl to, kad kažkaip daug paprasčiau. Skaniau. Tas molis turi vis tiek savo kažkokį kitokį negu bet kuris koks metalas skonį. Ir labai spūdinga būna, kai jau tu ištrauki tą puodą ir vis dar verda. Tai galim kažkaip galbūt mąstyti, kad tas molinis puodas ir ekonomiškesnis gali būti, mažiau kuro sunaudoti. Pigesnė medžiaga, kol geležies nebuvo, bet turi būti sėslus gyventojas. Nes nepatvaru. Keliauti visiškai. Man problema yra važinėti, suspakuoti, išsipakuoti. Buvo sėslus gyventojai, ne keliauninkai. Mažą tokį vandelį, gali, kaip sakoma, dar pasaugoti. Bet už tokio puodo sudaužymą šeimos narys jau turbūt turėjo gerą baudą gauti. Čia gal kaip kurioje šeimoje, čia negali būti ištiršti galvos. Įmanoma, mums pagalvoti ir įvertinti jo vertę geležies amžiuje. Kiek toks puodas galėjo kainuoti ir, pavyzdžiui, konvertuoti į dabartinius laikus. Tai gal tiesiog buvo ne kiek kainuoti, o į ką įsimainyti. Mano manimu, nes lengviau yra tiesiogiai išsimainyti, negu ten versti pinigais. Bet, pavyzdžiui, jau į kokį nors smulkų įraguoti, ar kelis galim išsimainyti, tarkim. Sakai, jeigu man pasiūlytų, ne? Taip. O į ką aš įmainyčiau? Į ožką, į 2, į 3. Į ožką tai tikrai mainyčiau. Bet gerą ožką. Gerą ožką. Bet, kaip, veislinė jau būtų. Ką, pradėsim. Bandysiu pasiterlioti iki ausų. Tikiuosi nesupliukš. Ką reiškia pasiterlioti iki ausų? tą košę reikia išmaišyti ir užkrėsti. Aha. Šonais. Krėsti, kad būtų tas grublėtumas. Tarybiniais laikais be to taip sienas dekoruodavo. Lygiai tokiu pačiu būdu. Jo. Esu šiaip mačius tikrai. Ir netgi moderniais laikais esu mačius tokių. Taip, dar naudoja tada. Aha. Bet jau be turbūt kažkokios funkcijos. Tiesiog dekoras. Funkcija ta, kad prie sienų niekas nesiglausti. Nes durė nemalonu. Atgrasus tas dizainas. Jo. Mano manimu tokia yra funkcija, kad niekas nesiglaustytų. Esu girdėjęs archeologus kalbant labai tokių keistų teorijų, kur man kaip rekonstruktoriai nesitikė. Tai pavyzdžiui apie tų indų plovimą. Vienas mokslininkas yra man pasakęs, kad tų indų plauti iš viso negalima, nes išplauni, vanduo ten per tas poras prieina ir jis tada skyla, dūžta ir visa kita. Teoriškai gal ir taip, bet iš kitos pusės aš juk jos plaunu rekonstrukciniam gyvenime. Ir plaunu, ir vėl dedu į laužus, ir problemų nematau. Taip. O tavo kaip keramikės tada nuomonė, tai plovė, neplovė, galima, negalima? Plaut galima, bet jeigu tu, va dabar aš grįžtu iš renginio, va iš tavo vandenį padinėlį, jeigu aš ją palieku supakuotą, po kelių dienų jinai bus visas supelyje. Taip, maniškai irgi pelė. Turi kvėpuoti, turi prieiti oras, turi būti priežiūra. Paliksi spintelėje pamiršęs, pelėsi, paskui nersi. O tai va tas, pavyzdžiui, ką tik išplovus dėti vėl atgal į laužą. Rizika, ar ne? Ne, reikia dėti netuščią, reikia pripiltą dėti. Aš sakau, irgi verdu ir košės savo tuose ugniakuriukuose, tai viskas normaliai, tiesiog dėvisi. Čia va tokie skilimai atsiranda palei apačią.
Tai manoma, kad nuo to šilto šalto biški skirtumai dėl to. Ir tai dar sako, jeigu ten išvirsi kažkokią tai klampę košę, ten tie skilimai užsidaro. Labai gerai vyžų košė. Taip. O vat kas įdomiausia, mes irgi namuosegi tuos pačius receptus kartais gaminam, bet tas molinis ir naminis puodas šiuolaikinis, nu visiškai radikaliai, kaip diena ir naktis skiriasi. Visiškai skirtingi skoniai. Tik iš molinio skanu. Ir štai, 2 savaitės džiovintas, lauže išdegtas puodas paruoštas eksperimentui. Sužinoti apie keramiką ir maisto gamybą moliniuose puoduose kviečiu keliauti į Kernavę, pas mano pirmąjį mokytoją, mano tėtį, archeologą Aleksą. Čia labai gražiai padarytas toks sunkus, masyvus puodas, stambiai grublėtas, forma jau atitinka 1 tūkstantmečio vidurio. Keramika, mes labai panašios formos, tarp kitko turim vieną puodą Kernavėj. Jis jau neturi tų brožų būdingų ankstyvai grublėtai keramikai, kur smulkesnis grublėtumas ir kur yra ryški briauna, kartais net ornamentas arba brūkšnėjimas dar paapačiu. Čia yra grinai jau grublėtos keramikos puodas, sakyčiau, čia tokios brandžios grublėtos keramikos, labai charakteringas ir stambus grublėtumas. Gražiai pagauta ta visa technologija, taip kad tikiuosi, kad čia labai gražiai viskas gausis pagaminti šitam puodė. Nu, aš jį datuočiau taip apie 5 amžių, apie vidurį 1 tūkstantmečio. Nes vat ta forma tokia platėjantis, jie būna ir didesni, labai dideli būna maisto saugojimai, kažkokių birių medžiagų saugojimai ir tas ryškus, gilus toks grublėtumas, kas irgi jam suteiks daug labai teigiamų bruožų. Maistas moliniuose induose man pats skaniausias. Ko gero ne tik man. Štai kartą Kernavėje vykusiame renginyje rekonstruktoriai bandė savo jėgas istorinio patiekalo konkurse. Ir visų įmantrių keptų žvėrienų ir troškintų paukščių stale nosis visiems nušluostė patiekalas pavadintas juvelyro košė. Tai buvo kruopos moliniame puode. Kas galėjo būti gaminama tokiame puode prieš 1500 metų? Kviečiu susipažinti su mano pirmąja istorinės virtuvės mokytoja, mano mama, archeologė Daiva. Matau, puodas dar nenaudotas viralų jokiam, tai reikėtų mums užsigarantuoti, kad per šonus nebėgtų. Pasirenkam tada riebesnę dalį šitos kiaulienos. Gal mano veilis aštresnis, pažiūrėk. Ačiū, mano irgi neblogas. Puodas nedidelis, žiūriu, man čia gabalas didokas, tai mes kažkur dalinam pusiau ir renkamės didesnę dalį. Aha, kodėl renkuosi riebesnį gabalą, vėl grįžtu prie puodo funkcijų. Tai riebus skystis, tie riebalai poras užpildo ir tuomet per šonus nesisunkia vanduo. Mėsą pasirinkom, ką toliau rinksimės. Rinksimės lęšius. Ir tas viralas, nežinau, ar gausis mums sriuba, ar gausis mums košė. Kadangi lęšiai turi tokį dabartiniam žmogui skonį ne kiekvienam priimtina, toks jis miltingas yra. Tai labai jis puikiai dera, čia jau yra mūsų išbandyta, išeksperimentuota su rūgštynėm. Mes turim šviežių rūgštynių iš atolo, iš nupjautos prieš tai žolės. Na, ko pagardinsim? Pagardinsim dar džiovintais grybais. Beje, turim ir šviežių. Grybus naudosim vietinius iš Kernavės apylinkių, tokius, kurios galėjo valgyti žmonės tuo metu. Kai kurie iš jų, kaip pavyzdžiui, ūmėdės iš vis gali būti žalios valgomos, gal kai kurie sunkiau virškinami. Bet manau, kad čia viskas bus gerai su tais grybais ir jie suteiks tokį labai neblogą skonį. Jau paruošiau mėsą. Yra 4 gabalai, nes mūsų šeimoje yra 4 žmonės. Mes valgysime iš bendro puodo.
Ir kiekvienas šeimos narys gaus po mėsos gabalą. Nors Marius rekomendavo supjaustyti panau juostelėm, kad būtų daug visiems, nes jis tikėjosi, kad irgi gaus gabalą. Ir mes galėsime su juo pasidalinti. Mėsą dedam, tada žiūrėsim, kiek vandens pjaut. Riebiausią gabalą. Riebiausią gabalą aš dar netgi senelės pabandyčiau biškį. Nieko nereikia, čia tikrai tikrai bus gerai. Aš manau, kad čia tikrai turi būti gerai, nes yra labai, podas labai storasienis, labai gerai pagamintas. Mes paskutinį kartą, kur turėjom tokį prastą, turėjom ir vis tiek pagaminom. Nepamenu, iš kur ten buvo. Čia kaip gralius. Va, ir užtenka. Dabar dėsim į ugnį. Normaliai, labai niekur neleidžia, nes tokį buvo davę mum, kur kiaurai bėgo, bet įkišom, pradėjom virti ir užsiklijavo. Ir dar aš galėčiau vieną tokį niuansą pasakyti dėl pačio to pavadinimo. Vyravas taip, jeigu mes verdam, bet aš manau, kad čia ėdalas. Tiesiog galėjo būti toks maisto pavadinimas. Nuo žodžio ėsti, indoeuropietiško žodžio ėsti, egzistuoti, kuris yra visose kalbose ir mūsų kaimynų slavų. Ježa ukrainietiškai, jadvo ten lenkiškai, jeda rusiškai. Va, ir ėdalas ir pas mus yra nuo žodžio ėsti. Ėsti, egzistuoti. Va, tai iki šių dienų atėjo jau naujesnis žodis valgyti, tačiau senasis žodis ėsti liko paskirtas gyvuliams ir žvėrims. Pavyzdžiui, kiaulėms ėdalą gamina. Taip, yra kačių ėdalas, taip, kad gyvuoja abu žodžiai. Tai vadinkim viralu, ėdalu, koks principai. Dar yra vienas terminas susijęs vėlgi su maisto panaudojimu, tai yra žarati. Žarti lietuvių kalboj, tas žodis prarado bendrinę reikšmę ir išliko tik taip kaip skysčių naudojimas gerti. O slavų kalbose žrati, lenkiškai žrati, ten ukrainietiškai, rusiškai žrati. Nes giesų žekaitė liojasi. Taip, bet esmė, kad dabar tai atrodo, kad čia taip godžiai, nekultūringai apsipilant, supranti, tiesiog puola ir dabar tą daro daugiau gyvuliai. Va, kiaulė gali prie kažkokio lovio prieiti ir jinai tikrai tenai. Va, o lietuvių kalba išliko kaip įdomiai taip, kad gerti išliko tas terminas senas bendras. Bet žiūrėkim, jeigu mums gausi sriuba, tai mes ją sriaupsim. Taip, ir dėl to jinai sriuba. Ir dėl to jinai sriuba. Taip. Dabartinės šeimininkės turi visokių matavimo priemonių. Ir sugraduotų indelių, ir svarstyklėlių, ir ko tik nori. O štai geležies amžiaus žmogus, jisai iš akies. Šiandien turiu daugiau, įdėjau daugiau, bus tirštesnė, bus sotesnė. Rytoj jau gal mažiau turėsiu, bus keistesnė, bus sriuba, tada srėpsim. Tradicija grublėtos keramikos ateina nuo Užnemunės, iš vakarų, iš pietvakarių ateina į rytų Lietuvą apie 2 amžiaus pabaigą, 3 amžiuje jau pradeda ta keramika dominuoti ir išsilaiko iki gal kokio 8 amžiaus. Latvių archeologai teigia, kad dar ilgiau, kad pas juos dar ir 10 amžiuje buvo naudojama tokia grublėta keramika. Pas mus atrodo, kad anksčiau išnyksta ta tradicija ir pereinama jau prie keramikos, kuri pamėgdžioja apžiestus podus, matytus pas kaimynus, pietuose, rytuose, vakaruose, kitokia truputį keramika. Taigi turime tą epochą ir mūsų archeologai, jeigu kalbėsime apie grublėtą keramiką, pradžioj, kai susidūrė su ta tokia forma, su tokio paviršiaus apdailo, negalėjo net nuspręsti, kam tai buvo reikalinga. Visokiausių versijų buvo, kad toks podas gerai rankose laikosi, neišslysta iš rankų. Va.
Taip pat Vytautas Daugudis, kai rašė straipsnį apie grublėtąją keramiką, jis teisingai parodė ir jos datavimą, ir parodė, iš kur ta keramika pas mus atsirado čia rytų Lietuvoje, kaip ėjo nuo Užnemunės, nuo Prūsų šalies, kaip ėjo ta tradicija tokios podo paviršiaus apdailos. Bet pasakė, kad tiesiog ta keramika geresnė ir viskas, ir nesprendė. Bet eksperimentai archeologiniai rodo, kad pagrindinė savybė, grublėtumas padidina podo paviršiaus ir mes išgauname, čia pasiekime aukštesnį temperatūrą, tas podas ilgiau išlieka karštas, mes pabandysim, jeigu mums pavyks šiandien tą parodyti dalyką, mes jį išimsim iš ugnies ir jis toliau pas mus virs. Jis nustos virti vaužiau, mes jį pastatysim, papūs vėjas ir jis vėl atidavinės tą šilumą, nes kuo didesnis paviršius, tuo daugiau tas podas iššyla. Molinis puodas išimtas iš laužo, ugnies, pastatytas ant šalto kelmo, pučiant vėsiam vėjeliui, jis toliau verda. Ir kaip šiuolaikinis žmogus pasakytų, fondiu. Ir dabar pačioje pabaigoje galima dar paskaninti žolėmis, kurios auga šalia mūsų. Tai yra džiovintas raudonėlis. Štai galiu tiesiog šiemet skinto, šiemet džiovinto. Taip. Ir čiobrelis dar šiemet radom. Dedame džiovinto truputėlį. Čiobrelio šiaip į sriubas, į mėsas nereikėtų padauginti. Geriau tinka raudonėlis. Pažiūrėkit. Ir kaip ir minėjau anksčiau, nei čia sriuba, nei čia košė. Na, žinot, nors ir be druskos, bet skanu. Rūgštelė tokia gera jaučiasi, nugesina tą lęšį. Kai išvalgysim skystimą, ragausime ir mėsą. Šiandien tiek eksperimentų. Ačiū keliaujantiems kartu. Po epochas toliau keliausime po savaitės, o šiandienos ekspediciją rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.